Šiandien gaminau labai gaivias, paprastas ir skanias salotas su jautiena, kurioms nereikia majonezo. Jei mėgstate įvairias salotas, mišrainės, tai likite, gaminkime ir ragaukime kartu. Sveiki, mielieji draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad palaikote Devyja kanalo prenumerata ir mūsų bendraminčių šaunus būrys vis didėja. Tad nepamirštam geros nuotaikos ir keliaujam virti jautienos. Mėsytė virs paskanintame prieskoniais ir druska vandenyje. Aš naudojau lauro lapą, muskato riešutą, druską, chmelį sunelį prieskonių žiupsnelį, džiovintą česnaką ir pipirus. Šios salotos buvo užsigulėjusios ir nepelnytai užmirštos mano sename receptų sąsiuvinyje, kuriame buvo renkami įvairūs patikusių patiekalų receptai dar tarybiniais laikais. Sąsiuvinį pavarčius, beieškant įdomesnių receptų, akis užkliuvo už šių salotų ir prisiminiau, kad šios salotos buvo mėgstamos mūsų namuose, ne tik namiškių, bet ir mūsų namus aplankiusių svečių. Prisiminiau, apsidžiaugiau ir puoliau gaminti ir su jumis, mano mielieji, šiuo receptu dalintis. Jautieną sudėjome į užvirusi prieskoniuotą vandenį ir tegul ramiai sau virs, kol išvirs. O mes pjaustome taip, kaip mokame, ar taip, kaip galime, maksimaliai plonais pusžiedžiais porą svogūnų, kuriuos teks pamarinuoti. Marinatui reikės arbatinio šaukštelio aliejaus, arbatinio šaukštelio cukraus, pusę arbatinio šaukštelio druskytės ir 3-4 valgomosius šaukštus obuolių acto. Marinatą permaišius sudedame supjaustytus svogūnus ir šiek tiek pamaigius paliekame pastovėti. Jei trūksta marinato ir jis neapsėmė svogūnų, ne bėda, galima įpilti šalto virinto vandens. Kelis raugintus ar marinuotus agurkelius pjaustome šiaudeliais. Aš pjausčiau marinuotus. Na, o kai patiems raukti ar marinuoti agurkus, palikau nuorodas jūsų patogumui, nes tikriausiai nieko nėra skaniau už tai, ką pasigaminame patys. O jei dar ir yra galimybė patiems užsiauginti daržoves, tai šiais laikais išvis mums nėra lygių. Kas su tuo nesutinkate? Protestuokite komentaruose, o kas sutinkate, spauskite pirštelį. Dar mums reikės konservuotų žirnelių ir šiaudeliai supjaustyti išvirusią ir atvėsusią jautieną. Noriu priminti, kad išvirusią jautieną atvėsti reikia palikti sultinyje, kuriame ji virė, taip mėsytė nebus sausa. Viskas paruošta, belieka nupilti nuo svogūnų marinatą ir leisti kelias minutės svogūnams pailsėti ant sietelio, kad nuvarvėtų likęs skystis ir salotos nebūtų vandeningos. Sudedame visus paruoštus produktus į salotinę, skaniname druskytę ir pipiriukais, užpilame mūsų mėgstamą augaliniu aliejumi. Aš naudojau avokado aliejų ir permaišome. Bemaišydami, nepamirškime įmaišyti pagrindinių ingredientų – geros nuotaikos ir šiek tiek meilės. Nes mes juk gaminame savo brangiesiems ir mūsų mylimiems žmonėms. Ir tai suteikia mūsų patiekalams ypatingą skonį. Šiek tiek susmulkintų žalumynų ir mėgaujamės. Skanu, paprasta, gaivu ir lengva, nes nėra jokio majonezo. Puikus keptas karbonadas, kuris neužsilaiko padėjus ant stalo, o ir iš šaldytuvo nepastebimai paskubomis kažkur išnyksta. Jau greitai lauks jūsų Devyjoje.
O mums belieka patikrinti, ar įjungtas varpelis, kad nepražiopsoti naujų video receptų. Na, o seniems ir patikusiems video receptams nepatingėkime paspausti pirštelio ir parašyti nuomonės komentaruose. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Nors šventės jau pasibaigė, bet skanių patiekalų dar niekas neatšaukė. Gero laiko ir puikių akimirkų. Iki.